Labą dieną. Labą dieną, sveikinu, jūs jau vairuotas, linkiu neužmiršti, ko jūs mokė. Dėkui, atmintim nesiskundžiu. Sveiki, mėly radio klausytojai, studijoje Lilija Lukšienė, penktadienio laida apie mūsų nelaimės. Tėvas žuvo, sūnus buvo sunkiai sužalotas. Lengvajam automobiliui vakar vakarą Vilniuje įsirėžus į maršrutinį autobusą. Abiem vyriškiams iki namų važiuoti buvo likę keli šimtai metrų. Nelaimė vyko Vilniaus pakraštyje, Naujamirių gyvenvietėje, pakeliui į Europos parką. Paskalbėjom vėjam, nebežinau, kas daros, oi tada leda lūžė ir kas mane nugirdė, ar tu jau ar gegužis, nebežinau, kas daros, oi tada leda lūžė ir kas mane nugirdė, ar tu jau ar gegužis. Labą dieną. Sveikutis. Tai ką, kaip suprantu, jau važiavęs. Pradėsim. Truputėlį, ne? Truputėlį bandęs važiuoti. Dabar žiūrėsim, kaip seksis. Vairas, stabdis, gazas. Vairuotojas, skaitau, turi būti taip, kaip laivo kapitonas. Jis turi plaukti prieš srovę ir visą laiką, kad iš paskui jo eitų saugios bangos, kad jis netrukdytų kitiem. Kad būtų tarpusavio supratimas ir kai važiuodamas kelyje, tu turi matyti viską. Priekyje kelią, šaligatvius, pastatus ir būtinai galinį vaizdo veidrodėlį. Kas darosi iš galo? Kokia važiuoja transporto priemonė? Aha, tai čia dabar jau tai pasirašė, žiūrė, sėdynė, veidrodžiai, viskas. O tai kas? O tai dar būtų gerai, kad ir prisirištum, vis tiek geriau mašiną traukia. Ai, diržą? O tai ką, būtinas jisai? Nu, tai vis tiek mašiną geriau traukia. Ai, geriau mašiną traukia. Mes, manau, pasiskaitėm. Aš nežinau, esu girdėjęs, kad iš viso, kad žmonės vien tik ir žūsta, kad tik yra prisisegę. Ne, tai būna iš 9 aukšto iškrenta gyvas lieka, sakykime, būna, sakykime, bet jeigu pagal statistiką visą tai kiek dekonstruoja automobilius, aš visi pripažįsta, kad saugos numeris 1 priemonė yra ne oro pagalvės, kaip čia visi įpratę ant jų dabar miegoti, o būtent saugos diržas. Kad ir įvykus autoįvykiui ir nežymėm autoįvykiui, kad ir važiavus į medį ar į stulpą, vis dėlto saugos diržas sulaiko vairuotoją ir galima išvengti nelaimingų atsitikimų. Tai pagrindė gal skaityčiau galvos traumų, kadangi vis tiek nesegant saugos diržo, vairuotojo inercinė jėga vis dėlto eina į priekį ir jisai trengiasi ar į automobilio panelę, ar į automobilio stiklą. Be abejo, seguosi, visada seguosi, bet bijau ne tiek dėl avarijos, kiek dėl baudos turbūt, kad inspekcija nepagautų. O jeigu tu be diržo būsi į galvą į stiklą ir viskas, o kada vis tiek sulai. Kaip skaito diržas reikalingas kelyje? Reikalingas, nesiginčinu tokį. O jūs šį kartą kodėl dabar nesegėt? Užmiršot, ar taip? Atsileidimas. Supratau, tai jūs, reiškia, kai surūdo dėl šito pažeidimo gailitės, taip? Taip labai. Ir jūs ateity, reiškia, vykdysit kelių eismo taisyklių nuorodas ir važiuosit tvarkingi. Labai malonu bendrauti su tokiu vairuotoju, su gero laimingu. Nu, va dabar taip šneka, tai taip, aš suprantu, šviesos būtinos, bet, pavyzdžiui, dieną
dieną važiuoji ir būtina šviesos, kad degtų, nu tai aš nesuprantu. Žiūrėkit, kad ir saulėtą dieną važiuosi kur po tiltu, ne, šešėlis yra, mašinos nesimatys, Ne, nu jo, šviesom jau logiška, pastebėsi. logiška, jo. Tai taip, kad geriau būsi matomas, o viskas daroma vis tiek dėl to saugesnio eismo. Nu dabar visi tvarkingai važiuoja, nepažinėję. Pastebėtume automobilį, kuris važiuoja su neįjungtom šviesom artimom. Ir jis labai įsiskirtus. Jis kažkaip atrodytų iš tos masės kaip nepastebimas, kaip kažkoks negerietis daleiskim. Ir čia yra grinai eismo saugumui ir pastebėjimui vairuotojų kito vairuotojo. Iš tikrųjų, aš, pavyzdžiui, sutinku, jeigu nors per metus vieną gyvybę pavyksta išsaugoti, jeigu realiai dėl tų šviesų dienų, pavyzdžiui, važinėjimas naudojamas, kad ir vasarą, taip aš, pavyzdžiui, nieko prieš tegul važinėjom su tom šviesom. Vis tiek, kas brangiau už tą žmogaus gyvybę. Klausimas, kodėl važiuojat neįsijungų šviesų artimųjų? Užmiršot ar specialiai važiuojat? Kaip sakot? Nu ir kaip... nežinot kaip įsijungia, nes nežinot automobilį šitą turi, taip? Nesenai automobilį šitą turit? Senokai, bet taip nelabai žinau kaip įsijungia, ne? Tu tai dabar mokėsit, va iki galo pasukit, iki 3 spragtukus padarykit ir veiks.